Labas Lietuva. Su jumis sveikinasi Kauno tarybos narė, pedagogė, renginių organizatorė Devalta Vaigauskaitė. Šiandieną norėčiau pakalbėti apie kiną. Aš nenori tapau ir kino kritikė, kadangi netaip seniai kino teatrus pasiekė mano negabaus brolio ir jo tos, šavalkus, jeigu taip atvirai kalbant, žmonos debiutinis filmas Felicita. Turiu pasakyti, kad Lietuvos kino pasaulį ištiko didžiulė nesėkmė. Kodėl? Kaip tai kodėl? Todėl, kad ten nėra ką žiūrėti, ten viskas žemiau plintusų. Aš nuėjau, užsirašę komediją, aš nuėjau tikėdamasi komedijos, nuėjau tikėdamasi keiksmų, banditų, prostitučių, pinigų, viso to ten nėra. Aš esu nustebus. Aš buvau giliai pasipiktinus, aš neturėjau kur juoktis, supranti. Tapsime, porą kartų žvinktelėjau ten, bet tai nieko nereiškia. Tas kinas manęs neužgavo, nesužavėjo, aš galvoju, gal ne lietuviam darė. Tuo labiau, kad ten balbatoja visom įmanomam kalbom, aš kalbų nemoku. Suprantu, man skaityti tuos titrus per sunku yra dar žiūrint filmą. Tai jums nepatiko šitas filmas? Man labai nepatiko šitas filmas ir jeigu būtų mano valia, tai aš kreipčiausi į kultūros ir kino tarybą, kad uždraustų iš viso tokį dalyką. Aš vieną kartą Kauno Žilinskų galerijoje nuėjau į šitą dailės parodą. Man nei vienas kūrinys tai nepatiko. Aš iškart pareikalavau, kad man grąžintų pinigus už bilietą ir parašiau raštą, kad uždraustų tą parodą čortovai materiai. Todėl, kad negali būti tokie dalykai ir negali būti švaistomi mūsų pensininkų pinigai tokiem niekam visokiem filmuoti. Jūs sakėt broliui tiesiai šviesiai? Aš nesakiau, aš tiesiai šviesiai niekada nesakau. Aš geriau nueisiu į tą jų puslapį ir parašysiu piktą komentarą ir tokiu būdu išbarsiu, sudrausminsiu ir galbūt atsitokės, atsičiūkins, taip sakant. Ką parekomenduotumėt, ką pasakytumėt žmonėm, kurie dar tik ketina eiti filmą? Žiūrėkite, aš kreipiuosi tikrai į visus, reiškia, nepatenkintusius. Žinokit, geriausias būdas tai yra nueiti į kiną ir savo akimis įsitikinti, kokį šūdą ten tie Vaigauskai padarė. Ir aš pati kitą savaitę, tarp kitko, moterų delegacija iš Kauno savivaldybės vesiu. Mes tikrai eisim įsitikinti ir jeigu mums nepatiks, o tikrai žinau, kad nepatiks, tai mes tikrai kreipsimės į visokias instancijas ir drausminsim, ir barsim, ir peiksim, ir galiausiai nueisim visus į tą jų puslapį Facebook'e ir supranti, ir ten parašysim piktus komentarus ir galbūt taip jie bus sudrausminti. Mes negalim švaistyti mūsų pensininkų pinigų tokiems niekams, tokiems filmams. Suprantat, čiagi už mūsų visų pinigus padarytas filmas, už pensijas visas. Ne, čia privatus yra rėmėjai. Kaip sakot? Čia yra privatus rėmėjai. Čia privatus, ar ne? Tai už privačius pensininkų pinigus padarytas, taip? Vis tiek negali tai būti. Negali tokio filmo būti, negali, nesąmonė, man nepatiko, aš nepatenkinta, manęs Bet jūs galvojat, kad visiems turi patikti? Kas? Kinas? Taip. Kinas liaudžiai! Kinas liaudžiai! Aišku, kad visiems ne Lietuvai, supranti. Atėjo ten 350 atidarymą, galvojat, kad viskas jau, ar ne? Pasiekėt viršūnę, Hollywoodas, taip? Apdovanojimai Venecijos festivalio, taip? Špyga taukota jums. Kodėl jūs tokia pikta esate ant brolio? Jūsgi dvynukai. Ir kas, kad mes dvynukai? Aš 10 minučių vyresnė. Aš visą laiką buvau vyresnė, visą laiką protingesnė. Suprantat, siužetą, pavyzdžiui, panagrinėkit to filmų. Labai įdomus dalykas. Kodėl jie, pavyzdžiui, į tą Sanremą išvažiuoja? Kaip akis išdegė, taigi Sanremo festivalis vasarį. Jie aiškiai paskui parašyta. Vasarį. Man atrodo, kad neatidirbtas scenarijus buvo. Gal šis be scenarijus filmavo. Aš nežinau, ką jie ten... Gal iš vis ištaškė tuos pensininkų pinigus ant kokteilių ten išsivežę Hebra. Balių padarė, pafilmavo telefonais ir va toks ir filmas. Žiauriai nuvilta, žiauriai. Tos trumpos situacijos jų dar nieko. Ten aš dar kartais galėdavau nusižengti vienoj kitoj vietoj. O čia neįmanoma žiūrėti. Neįmanoma. Žiūrėkite, aš kreipiuosi į visus cinefilus ir ne tik. Aš labai rekomenduoju nueiti į tą kiną ir pasižiūrėti, kokį šūdą brudą jie ten padarė tie Vaigauskai. O paskui nepatingėti nueiti į jų Facebooką ir ten viską surašyta savo nuomonę. Todėl, kad tai yra žemiau plintusų, ką aš pamačiau. Žemiau plintusų. Ir po šituo mano video prašau drąsiai rašykite komentarus, tai vienintelė tokia laisva erdvė, kur mes galim neigiamai pasisakyti apie šitą dalyką.